Šiandien žiniose Nausėda Bosnijai ir Hercegovinai žada ekspertinę paramą kelyje į narystę Europos Sąjungoje. Kiek gyventojų paprašė kompensacijų dėl audros žalos. Šunys loja, o karavanas eina. Kaune neteisėtai iškirsta dar beveik 100 medžių. Gynybos pramoniai dabartinė valdžia skiria dar 4 milijardo eurų lengvatinių paskolų. Su kuo eitų obuoliauti Skvernelis, o su kuo ne. Pagal išvardytus požymius negalėtų eiti net ir pats su savimi. Sparčiai daugėja bedarbių jaunų žmonių. Kiek per metus išaugo jaunimo nedarbas. Buvusiose Šančių kareivinių arklidėse dabar slepiasi kitokie žirgai – senoviniai automobiliai. Ir teismas išteisino celofaną byloje dėl poveikio riaušių byloje liudijusiam pareigūnui. Lietuva remia Bosnijos ir Hercegovinos narystę Europos Sąjungoje ir yra pasiruošusi padėti dalintis ekspertinėmis žiniomis bei patirtimi, pareiškė šalies vadovas, šiandien susitikęs su Vilniuje viešinčiu Bosnijos ir Hercegovinos prezidiumo pirmininku Denisu Bičirovičiumi. Džiaugiuosi, kad Bosnija ir Hercegovina pasirinko eiti europiniu keliu ir siekti euroatlantinės integracijos. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje tapo tikra sėkmės istorija. Todėl nuosekliai remiame kitų valstybių eurointegracijos siekius. Tvirtai tikiu, kad Bosnija ir Hercegovina taip pat nusipelnė šito šansų. Jis Lietuvai atnešė gerovę ir saugumą. Derybos dėl narystės Europos Sąjungoje ir europinių reformų įgyvendinimas nėra lengvi procesai, tačiau tai yra kritiškai reikalingi uždaviniai. Lietuva, kuri mini jau 20 metų Europos Sąjungos ir NATO narystės sukaktis, yra pasirengusi padėti savo ekspertinėmis žiniomis ir dalintis patirtimis su Bosnija ir Hercegovina. Lietuvos prezidentas taip pat pabrėžė siekį plėtoti glaudesnius tarpusavio ekonominius ryšius. Ypač žemės ūkio ir maisto produktų sektoriuose. Tikiu, kad mūsų dvišaliuose santykiuose yra dar daug neatskleisto potencialo ir aktyviau bendradarbiaudami mes galėsime būti vienas kitam dar labiau naudingi. Savo ruožtu Bičirovičius dėkojo Lietuvai už palaikymą siekiant narystės Europos Sąjungoje ir NATO. Nuolatinė Lietuvos Respublikos pagalba mūsų siekyje link europinės ir euroatlantinės integracijos procese yra esminė. Šiaurės Europa tapo gerokai saugesnė po to, kai Švedija ir Suomija prisijungė prie NATO. Ir vakarų Balkanai yra ta silpnoji Europos saugumo architektūros grandis. Būtent dėl to labai svarbu, kad Bosnija ir Hercegovina taptų NATO nare. Kiek galima greičiau. Bosnijos ir Hercegovinos prezidiumo pirmininkas taip pat patikino, jog ir toliau rems Ukrainą. Bosnijos ir Hercegovinos pozicija dėl Rusijos agresijos Ukrainoje yra akivaizdi. Mes ir toliau solidariai remsime Ukrainą. Bosnija ir Hercegovina tvirtai remia Ukrainos suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Bičirovičius vylėsi, jog šalis ateityje glaudžiau bendraus ne tik ekonomikos, bet ir gynybos bei kultūros srityse. Taip pat dėkojo Lietuvos parlamentui už prieš 14 metų patvirtintą rezoliuciją dėl Srebrenicos žudynių. Dėkoju Lietuvos prezidentui už jo rodomą paramą ir už tai, kad patvirtino Srebrenicos skerdynių rezoliuciją. Mums labai svarbu, kad Lietuvos Respublika pasirašė būtent Liepos 11 diena, kad būtų paskelbta Srebrenicos genocido žudynių atminimo diena, kuri žudynės vyko 1955 metais. Na ir jungtinių tautų balsavimas dėl šios rezoliucijos pripažino, kad tai buvo didžiausios žudynės įvykdytos Balkanuose. Lietuvos parlamentas prieš 14 metų patvirtino rezoliuciją dėl Srebrenicos žudynių. Tai yra dar viena priežastis, kodėl Bosnija ir Hercegovina nepaprastai gerbė draugišką Lietuvos valstybę. Bosnijos ir Hercegovinos prezidiumo pirmininkas taip pat patikino, jog ir toliau rems Ukrainą. Bičirovičius vylėsi, jog šalis ateityje glaudžiau bendraus ne tik ekonomikos, bet ir gynybos bei kultūros srityse. Taip pat Lietuvos parlamentui išreikšta padėka už prieš 14 metų patvirtintą rezoliuciją dėl Srebrenicos žudynių. Tai pirmasis Bosnijos ir Hercegovinos lyderio vizitas į Lietuvą. Europos Sąjunga yra pritarusi stojimo į bendriją deryboms su Bosnija ir Hercegovina bei pradėjusi derybą su Serbija, Juodkalnija, Albanija, Šiaurės Makedonija, Moldova ir Ukraina.
Lietuviai kantrus neskuba prašyti atlyginti nuostolius dėl audros, nors galėtų. Energijos skirstymo operatorius gavo apie 500 be elektros paliktų gyventojų prašymų kompensuoti po Liepos pabaigoje siautusios audros patirtus nuostolius. Mažiau nei galėtų kompensaciją gauti, sako bendrovės atstovai. Mateso skaičiavimais elektros daugiau kaip 72 valandas neturėjo kur kas daugiau gyventojų. Maždaug pusė atlyginti nuostolius paprašiusių gyventojų kreipėsi dėl sugedusio maisto. Trečdalis norėdami gauti kompensacijas už generatoriaus įsigijimo arba nuomos išlaidas, mažiausia dalis dėl apgyvendinimo. Tiesa, ne visi turbūt tas kompensacijas ir gaus, mat pusė dėl sugedusio maisto besikreipusių gyventojų nepateikė visų reikalingų dokumentų, pavyzdžiui, sugedusio maisto nuotraukų. Dalis žmonių negali pateikti sugedusio maisto nuotraukų, nes, pavyzdžiui, jį išmetė nenufotografavę. ESO sako, kad tokiu atveju žmonės gali pateikti maisto pirkimo čekius arba banko išrašus. Na, tokia užduotis irgi ne visiems įgyvendinama, nes kasgi laiko maisto, kurį ilgą laiką laiko, pavyzdžiui, šaldiklyje, pirkimo čekius. O jei mokėjo grinais, o jeigu tą mėsą pirko turguje. Juk kad ir kaip valdžia nerėsi iš kailio pataikaudama bankams, grinėjai kol kas dar mūsų valstybėje nėra uždrausti. Vis dėlto ESO tikina, kad kompensuos ir tiems, kurie neturės visų reikalingų dokumentų ir nuotraukų. ESO kompensuoja tiesioginius nuostolius šalies gyventojams, kurie dėl audros siautėjusios Liepos 28 ir 29 dienomis buvo netekę elektros ilgiau negu 72 valandas. ESO vadovas yra sakęs, kad kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno. Anot ESO vadovo išmokėti kompensacijas bus stengiamasi kuo greičiau, o teisti su vartotojais ESO neketina. Be to, gyventojai ilgiau kaip 72 valandas neturėję elektros gali tikėtis kompensacijų, kuriuos apskaičiuoja VERT. ESO skaičiuoja, kad jeigu vidutiniam vartotojui Lietuvoje, kurio suvartojimas yra apie 150 kWh per mėnesį, elektros tiekimas nebuvo atnaujintas per 72 valandas, jam priklauso 35 eurų fiksuota kompensacija bei 82 euro centai už kiekvieną vėlavimo valandą dėl nepatekto elektros energijos kiekio. Gyventojai dėl kompensacijų gali kreiptis iki rugsėjo 30 dienos. Kaune neteisėtai iškirsti medžiai. Žala aplinkai siekia daugiau kaip 48 tūkstančius eurų, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Šiurpus medžių naikinimo incidentas viename sklype Užnemunės gatvėje Kaune įvykdytas rugpjūčio viduryje. Savininkas neteisėtai čia iškirto net 95 saugotinus medžius. Išmatavę pašalintų medžių skersmenį pareigūnai nustatė, kad buvo nukirsti 47 gluosniai, 26 paprastieji klevai, 19 mažalapių liepų ir 3 karpotieji beržai. Už nustatytus pažeidimus sklypo savininkui pradėta administracinė teisena, gresia bauda nuo 240 iki 900 eurų. Kiek anksčiau toje pačioje Užnemunės gatvėje, tačiau kitame privačiame sklype irgi gautas pranešimas dėl želdinių ir aplinkos niokojimo. Pareigūnams nuvykus į pranešime nurodytą vietą, tąkart nustatyta, kad šiame sklype vykdant statybos darbus neturint savivaldybės išduoto leidimo, nukirsti 3 saugotini gluosniai. Kitiems pašalintiems medžiams 5 gluosniams savivaldybė buvo išdavusi leidimą juos nukirsti. Be to, vykdant statybos darbus, gruntu užpilti dar 7 gluosniai ir 1 klevas, tai pažeidžiant medžių gyvybinės funkcijas. Už neteisėtai pašalintus užpiltus želdinius asmuo atlygino aplinkai padarytą žalą apie 3700 eurų. Jam taip pat skirta administracinė atsakomybė 120 eurų bauda. Tiesą sakant, na ir ką, savininkams niokoti gamtą apsimoka. Nes kas tie keli šimtai ar keli tūkstančiai eurų baudų, jeigu toje vietoje netrukus pigiai ir greitai galima pastatyti daugiabučius, kuriuos paskui brangiai pardavus uždirbti milijonus. Kas paneigs, kad ne tik iškirsti medžius, bet gal net ir sudeginti vidury miesto stovinčius senus pastatus kartais apsimoka. Nebėra pastatų, nebėra ir problemų. Nebėra medžių, atsipirksim baudomis, užtat nebereikės ir jokių leidimų. Jei taip ir toliau, gal jau greitai prieisim ir prie požiūrio, kad nebėra žmogaus, nebėra ir problemos. Gynybos pramoniai dar 250 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Šios sektoriaus įmonėms papildomą 250 milijardo skyrusios ekonomikos ir inovacijų bei finansų ministerijos
Taip tikisi pritraukti daugiau investuotojų bei didinti Lietuvos gynybos pramonės konkurencingumą. Pasak ministrės Aušrinės Armonaitės, paraiškas galės teikti ir dar Lietuvoje neįsisteigusios, tačiau čia investuoti planuojančios užsienio įmonės. Įmonės galės gauti investicinės arba apyvartinės, subordinuotas, sindikuotas arba tiesioginės bendrovės Invega paskolas. Pasak Invegos, šiuo metu Lietuvoje daugelis šio sektoriaus įmonių dar tik pradeda veiklą, o tai joms dar labiau apsunkina galimybę surasti reikalingų lėšų. Mat bankai neskolina gynybos įmonėms dėl rizikos, jog lėšos gali būti panaudotos terorizmui finansuoti arba realizuotos juodojoje rinkoje. Balandį įmonių investicijoms į aplinkai palankės technologijas, aukštos pridėtinės vertės produktus, gynybos ir saugumo pramonė vyriausybė skyrė 850 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Priemonė finansuojama ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos lėšomis. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos sėkmės rudenį vyksiančių rinkimų atveju koalicijos neformuotų su demagogija politikoje skleidžiančiomis ir prorusiškomis politinėmis jėgomis, pareiškė šios partijos lyderis Saulius Skvernelis. Su ko mes nenorėtume, tikrai nebūtume, jeigu bus dominuojantis dalykas demagogija politikoje, nerealūs pažadai, skleidžiama neteisybė, melas apie jų įgyvendinimą, neatsakinga politika, nukrypstanti nuo mūsų, sakykime, strateginių interesų užsienio politikos srityje. Tai yra su tokiom politiniam jėgom, kurios neturi nei patirties, nei atsakomybės valdyti valstybę, žinių radijui sakė politikas. Na, būkim bėdni, bet teisingai, Skvernelio vardyjamos blogosios savybės, demagogija politikoje, nerealūs pažadai, skleidžiama neteisybė, melas apie jų įgyvendinimą ir neatsakinga politika būdinga visoms partijoms ir taip pat jo paties vadovaujamai, o ypač tradicinėms ir ypač valdančioms. Tačiau buvęs premjeras tiksliau neįvardijo, kokios tai politinės jėgos. Pasak jo, viskas bus aiškiau prasidėjus debatams bei intensyvesniai rinkiminiai kampanijai. Valdančiųjų konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis irgi yra užsiminęs apie galimybę po rinkimų vyriausybę formuoti su tradicinėmis partijomis, siekiant ją apsaugoti nuo radikalių jėgų. Skvernelis teigė kol kas tokio poreikio nematantis, tačiau pažymėjo, jog sprendimus lems rinkimų rezultatai, todėl tokios galimybės sudaryti valdančiąją daugumą su konservatoriais jis neatmeta. Klausimas tik, ką iš vis galima būtų laikyti tomis tradicinėmis partijomis mūsų šalyje. Pats Skvernelis į didžiąją politiką pateko su naujai tuomet įsteigta Ramūno Karbauskio partija. Paskui pabėgo iš jos ir su keliais kitais valstiečiais ir žaliaisiais įsteigė savo partiją, kuri apskritai dar yra visiška politikos naujokė. Jau vien tai, kad iki šiol šios partijos skyriui antrame pagal dydį Lietuvos mieste Kaune vadovavo buvęs socialdemokratas, o dabar jai vadovauti norima pavesti buvusiai konservatoriai, rodo, kad ši partija kol kas dar neturi aiškios krypties. Kita vertus, kiek tradicinę dar galima laikyti ir dabartinę LSDP, kurią vairuoja buvę jaunieji konservatoriai. Jau nėra ką kalbėti apie pačius konservatorius, kuriems realiai iki konservatyviųjų dešiniųjų vertybių šiuo metu kaip iki mėnulio. Juk ne veltui šios partijos atstovai laksto ne į dešiniųjų, bet į kairiųjų kolegų užsienyje forumus, ne į respublikonų, bet į demokratų sambūrius Jungtinėse Amerikos valstijose ir tuo giriasi. Naujausios oficialios apklausos rodo, kad už Demokratų sąjungą vardan Lietuvos dabar balsuotų maždaug 7% rinkėjų. Ji pagal apklausas dabar yra 5, iškart po savo motininės LVŽS. 3 konservatoriai, kuriuos jau lenkia į 2 vietą pagal populiarumą, išsiveržęs Remigijus Žemaitaitis su savo Nemuno aušra. O 1 vietoje vis dar laikosi Vilijos Blinkevičiūtės vadovaujami socialdemokratai. Viktorijos Šmilytės Nilsen vadovaujami liberalai nukrito į 6. reitingo poziciją, tačiau jie turi šansų patekti į Seimą. Visi kiti, tarp tokių ir Laisvės partija, vargiai ar įveiks 5% kartelę. 7% kartelę vargiai ir pavyks įveikti ir naujų didelių problemų su teisėsauga turinčio Viktoro Uspaskicho vedamai taikos koalicijai. Šiuo metu demokratų frakcija Seime sudaro 16 narių. Šalyje daugėja jaunų bedarbių, per metus jaunimo nedarbas augo net 10%, praneša užimtumo tarnyba. Lietuvoje Liepą darbo ieškojo 17 tūkstančių jaunuolių iki 24 metų, 10% daugiau nei tuo pačiu laiku pernai. Pasak užimtumo tarnybos, diplomuotų absolventų ir mokyklas baigusio jaunimo srautas kiekvieną vidurvasarį būna didesnis nei įprastai. Liepos mėnesį į tarnybą kreipėsi daugiau kaip 5 tūkstančiai jaunuolių, daugiausia nuo pernai spalio. Daugiausiai iššūkių kelio profesijos neturintys jaunuoliai, jie sudaro
sudaro 63% darbo ieškančių jaunimo. Tačiau darbo neranda ir 530 jaunuolių su aukštuoju bei 4000 jaunų žmonių su profesiniu išsilavinimu. Jaunuolių nedarbas šiemet didesnis daugiau kaip pusėje savivaldybių 35 iš 60. Daugiausiai išaugo Kalvarijoje, Kazlų Rūdoje, Pakruojyje, Kelmėje ir Pagėgiuose, o mažėjo Elektrėnuose, Varėnoje, Visagine, Skuode ir Palangoje. Daugiausiai nedirbančių jaunų žmonių buvo Šiaulių rajone, Širvintose ir Plungėje. Kauno Šančių rajone Juozapavičiaus prospekte 58 įsikūręs privatus technikos muziejus, kuriame eksponuojama įvairi istorinė transporto technika. Muziejaus savininkas senoviniais automobiliais domisi nuo pat vaikystės, o daugiau nei prieš metus atnaujinęs XIX amžiaus arklidę nusprendė joje įkurti technikos ekspoziciją. Atrestauravom patį pastatą ir tuo pat metu kilo mintis eksponuoti kažkaip techniką žmonėms. Supažindinti žmonės, ypatingai kauniečius, kad pasižiūrėtų ir gražią architektūrą, ir techniką, ir su įvairia technika, ir tuo pat metu ir lavintų skonį, ir akį, ir gerai laiką praleistų. Va tokia misija. Tai yra viskas, kas susijęs su technika. Tai ir militaristika, ir motociklai, ir dviračiai, ir mašinos, ir įvairi technika. Kas yra technika, tas čia ir eksponuojama. Pagrinde. 20 amžiaus pirmą pusę. Iš Vokietijos, ir iš Latvijos, ir Lietuvoje rasta, ir Amerikoje. Visa technika, ar tai būtų radio stotis, ar dviračiai, ar motociklai, ar mašinos, viskas veikia, viskas važiuoja, viskas atrestauruota, viskas reikalo esant užkūrė ir gali važiuoti. Aš vaikam papasakoju kažką, kiek aš išmanau, kiek aš žinau, papasakoju truputėlį apie visą tą vidaus degimo variklį, apie reduktorių, apie tuos agregatus automobilių. Tai va. Ir dar vienas dalykas, jie susipažįsta su technika, jie lavina skonį, akį atėję. Taip, jie mato, kad yra ir kitokių automobilių. Čia yra vyro žaislų kelias kaip kito. Muziejus įsikūręs carinės Rusijos laikų kareivinių pastate, kuriame buvo laikomi gaisrinės arkliai. Čia carinės Rusijos 19 amžiaus galo pastatai ir čia gyveno gaisrininkų arkliai. Jie važiuodavo gesinti gaisrus. Čia buvo arklydės, o dabar arklio jėgos. Labai tinka. Kauno technikos muziejaus lankymas galimas iš anksto susitarus apie tai telefonu. Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino, jog Antanas Kandrotas nedarė poveikio riaušių prie Seimo byloje liudijusiam policijos pareigūnui ir celofaną išteisino. Ši byla prieš Kandrotą pradėta praėjusių metų lapkritį po incidento Vilniaus miesto apylinkės teisme. Po teismo posėdžio, per kurį buvo nagrinėjama riaušių prie Seimo byla, Kandrotas susidūrė su liudytoju policijos pareigūnu ir neva bandė jam daryti įtaką duoti kitokius parodymus. Bylos duomenimis kaltinamasis užstojo kelią, priekabiavo, kaltino pareigūną melagingų parodymų davimu. Teismas įvertinęs byloje surinktus įrodymus nustatė, kad Kandroto veiksmai po teismo posėdžio, filmuojant nukentėjusį, jį persekiojant, komentuojant duotus parodymus, vėliau šį įrašą paviešinant socialiniuose tinkluose, yra įkyrus, peržengė etiško ir kultūringo bendravimo ribas. Teismo vertinimu nebuvo jokio poreikio filmuoti ir publikuoti nukentėjusiojo atvaizdą, tačiau šiuo atveju nenustatyta, kad buvo panaudotas pavojingas ir realus psichinis poveikis verčiant nukentėjusiųjų duoti melagingus parodymus. Byloje nenustatytas ir Kandroto tyčios kryptingumas sąmoningai paveikti nukentėjusiųjų parodymus ir taip sutrukdyti teismui įgyvendinti teisingumą ar priimti teisingą sprendimą. Šiuo atveju galima įžvelgti privataus gyvenimo ar garbės ir orumo pažeidimą, bet ne nusikaltimą teisingumui, nusprendė Vilniaus teismas. Kitaip tariant, teismas pripažino, kad celofanas elgėsi įkyriai ir negražiai, bet jam pareikšti kaltinimai yra perdėti ir netitinka tikrovės. Teismo nuosprendis per 20 dienų dar gali būti skundžiamas aukštesniam apygardos teismui. Kandrotas šiuo metu Vilniaus kalėjime atlieka 2 metų ir 10 mėnesių subendrintą laisvės atėmimo bausmę už finansinius nusikaltimus. Kai kurių teisininkų įsitikinimu ši bausmė prieštaringai vertinamam veikėjui irgi buvo pernelyg griežta ir objektyviai neadekvati. Mat daugeliu atveju už tokius pačius ir dar sunkesnius nusikaltimus nuteistieji nebūna realiai sodinami tokiam ilgam laikui už grotų. Šeštadienį orai keisis, naktį vietomis, o dieną daugelyje rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija.
Vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės, vakarų 6–11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15–20, dieną 20–25, tik rytų Lietuvoje vietomis 26–28 laipsniai šilumos. Sekmadienį orai bus vėsesni, sako sinoptikai. Lis rytoj Rygoje, čia nuo 16 iki 24 šilumos. Smarkus lietus, o vakare ir perkūnija paskutinę kalendorinės vasaros dieną numatomi Taline. Naktį bus apie 15, o dieną iki 24 laipsnių. Varšuvoje nepastoviai debesuota, oro temperatūra naktį apie 17, o dieną iki 28 laipsnių. Debesuota Kyjive, čia naktį apie 17, o dieną iki 29 laipsnių šilumos.